Labas visiems. Zodiako ženklų skaitimai buvo padaryti ryte, bet labai ilgai keliasi, labai ilgai YouTube'as ten matuoja viską, tai greičiausiai pamatysit tik vakare. Mes pažiūrėkim tiesiog bendrą kolektyvinę žinutę. Kas yra svarbu šiuo metu? Kas yra svarbu šiuo metu? Kas yra svarbu šiuo metu? Kalavijų riteris ir 10 skeptrų. Kalavijų riteris ir 10 skeptrų. Įsipareigojimai kažkas. Kas yra kalavijų riteris? Penki skeptrai ir stiprybė. Gali būti, kad jūsų link ateina komunikacija. Arba kažkas susilaiko nuo konfliktavimo, bet jau taip vos laviruoja. Kažkas yra susijęs su kitom energijom. Šitoj kaladėj 5 skeptrai, kas būtų konfliktas, yra vaizduojama pora, kuri jie žiūri vienas į kitą, aplink juos gyvatės. Kas yra tie 5 skeptrai? Toks jausmas, kad yra, nežinau kaip tai skambės, gal labai skambės herojiškai, hiperbolizuotai ir panašiai, yra protėviai arba yra energija, archainė energija, kuri nori suvesti du žmonės į sąjungą. Nes galbūt ta sąjunga yra reikšminga, galbūt ta sąjunga atneš tam tikrą rezultatą reikalingą kitiems, bet yra kitos energijos, kurios nenori, kad tai įvyktų. 3 monetos. Kažkokie ryšiai, kažkokios partnerystės yra keliančios konfliktą. Yra svarbu susilaikyti nuo impulsyvios komunikacijos. Kodėl yra svarbi stiprybė? Kalavijų tūzas. Žinojimas. 7 kalavijai. 3 skeptrai. Kodėl svarbus šitas žinojimas? Kodėl svarbi šita tiesa? Mirtis, kalavijų pažas, 10 kalavijų. Wow! Atrodo, kad kažkas buvo išduotas. Kas yra 10 skeptrų? Man toks jausmas, kad kažkas nori grąžinti kažkam garbę, vardą, todėl kad buvo neteisingai. Dešimt skeptrų. Kodėl mes matom 10 skeptrų? Skeptrų karalius, kažkas nori grąžinti kažkam vardą arba grąžinti garbę. Šitoj kaladėj 10 skeptrų yra grąžinamas kalavijas. Imperatorieniai kažkas grąžina tai, kas jai priklauso. Jos garbę. Jinai savo svorį nešė. Ir tas kažkas yra skeptrų karalius. Wow. Kitos energijos
kalbėjo netiesą. Kokios jo intencijos, ką jis nori pasakyti? Kantrybės saikingumas, jis nori balansą atstatyti. Jo, žiūrėkit, aš tik dabar pamačiau. Skeptrų karaliaus apranga ir tas žmogus, kuris klūpo priešais ją ir grąžina jai kalaviją, yra tais pačiais rūbais. Gali būti, kad kažkas už jūs kovoja. Tik jūs to nežinot. Gali būti, kad jums reikia už kažką pakovoti. Nors tas žmogus nieko apie tai nežino, bet galbūt jums reikia atstatyti kažkieno vardą, pasielgti garbingai, priimti garbingą, dorą sprendimą, teisingą sprendimą. Kalavijų tūzas yra garbė, dora, teisybė. Todėl, kad kažkas buvo neteisinga ir iš kur atėjo ta neteisybė, buvo kitos partnerystės, kiti žmonės. Kodėl buvo pamintas šitas žmogus? Kodėl kiti ėmėsi 3 taurės apkalbos? Kas buvo paskleista? Kas buvo paskleista? Kas buvo paskleista? Skeptrų karalienė, 9 skeptrai, mėnulis. Jeigu tai moteriška energija, tai buvo paskleista, kad tai yra nestabili moteriška energija, kuri veikia per savo seksualinę energiją. Ji vilioja, pritraukia, ji turi daug paslapčių, ji yra kažkas tokio labai paviršutiniško. Tarsi tai būtų laisvo elgesio moteris. Jeigu tai yra vyras, tai buvo paskleista, kad tas žmogus turi meilužę ir slepia ir yra gražinamas. Kažkas rado tą kalaviją. Kažkas rado tiesą ir gali būti, kad su ta tiesa šitas žmogus ketina komunikuoti. Jis tą tiesą ketina grąžinti jai. Tai gali būti vyras, moteris, tai nėra taip svarbu. Kodėl mes matom šitą istoriją? Kodėl mes matom šitą žinutę? 4 monetos. 2 taurės. Kas tai? Kas yra tas 2 taurės? 5 kalavijai ir 7 kalavijai kaladės apačioj. Tie žmonės, kurie kalbėjo, kurie skleidė šitą žinią, neteisingą žinią, neteisingas kalbas, neteisingą požiūrį. Tai buvo jo, aš sakykim jo, ar ne, aš matau skeptrų karalių, aš sakysiu, kad tai jis, bet tai gali būti ir moteris, ar ne. Tai buvo jo artimos aplinkos žmonės. Tai galbūt buvo draugai, galbūt kolegos, bendraminčiai, bendrakeleiviai, ar ne.
Ir man atrodo, kad tai yra tas momentas, kurį mes matom filmuose, visokiose novelėse, ar ne, kur žmogus kur ateina ta kryžkelė, kaip pasielgti, ar pritapti prie kitų, ar visgi padaryti tai, kas būtų garbinga ir teisinga. Ir jam galbūt sudėtinga tai buvo pamatyti, todėl kad tai artimi žmonės. 5 kalavijai šitoj kaladėj yra jinai, jis pusiau gulom, jinai jį vilioja, jinai jį apsikabinus ir nukreipusi durklą į jo kaklą. Koks patarimas, rekomendacija? Koks patarimas, rekomendacija jam, skeptrų karaliui? Koks patarimas, rekomendacija skeptrų karaliui? Gali būti, kad jis buvo labai toksiškam ryšyje. Ir jam netikėtai kažkas pabaksnojo pirštu, tu pasižiūrėk, kur tu esi. Kaip tu pavargai, kiek yra daug neaiškumo, kaip pasikeitė tavo elgesys, į ką tu virsti ir kas tu esi. Ir tas žinojimas, tas rastas kalavijų tūzas, ta teisybė, ta tiesa, kurią galbūt kažkas tiesiog netyčia pametė, ar ne, labai aiškiai rodo, kad, okei, tai turi baigtis. Ir galbūt kažkas nenori, kad tai pasibaigtų, 4 monetos nenoriu paleisti, 2 taurės bandau išlaikyti šitą ryšį ir 5 kalavijai, tai yra, aš pakišiu tave. Aš tave laimėsiu bet kokią kainą. Tai praktiškai prilygsta išdavystiai, todėl kad kai tu žinai, kad žmogus nori eiti kitą kryptimi, bet tu susimuliuoji energiją tam, kad jisai liktų, jis vis tiek išeis kažkada. Koks patarimas jam? Koks patarimas jam? 7 taurės. Galbūt jis nori susigrąžinti savo vardą. Kur dingo vardas, kur dingo garbė šitam procese? 2 monetos, 6 taurės. Kažkur buvo atstumta labai šviesi energija. Visame tame procese ir man žiauriai pradėjo cypti ausyse. Buvo priimtas sprendimas suabejoti tuo, ką aš matau, ką aš jaučiu. Ir galbūt jis nori pats susigrąžinti savo vardą. Ir yra kažkas, kas gali jam padėti tai padaryti, bet jis turi tas nuolankumas šitoj situacijai. Turi atsirasti kažkoks jo nuolankumas šviesiai energijai, kad atrasti tą alchemiją iš naujo, ar ne? Kad atrasti tą dialogą su visata iš naujo. Koks patarimas jam? 7 taurės. Saulė. Kvailys norėjo pasirodyti, žengti tą žingsnį.
6 kalavijai ir 4 kalavijai. Jūs aiškiai matot pasimetimą. Jeigu jūs esat skepterių karaliaus pozicijų, jūs aiškiai matot tą pasimetimą savo gyvenime. Laikas judėti prieki. Laikas atrasti ramybę ir balansą. Medituoti galbūt reikia. Galbūt tiesiog išsimiegoti. Konfliktai, kivirčiai, nesutarimai, ginčijimasis ir visas plakimasis, kad ir kokia prasme tai vyktų, tai niekada nebus naudinga. Nei žmogui, nei santykiui, nei aplinkai. Ir kai žmonės nori paaiškinti, kad, žinai, jeigu pykstiesi, tai tada myli vienas kitą. Nope. Nesakau, kad tarp dviejų žmonių turėtų būti tik tais tyla ir kažkoks atsiradęs kumbaja minčių skaitimas, bet faktas, kad nereikėtų bijoti pykti dėl kažko tais, bet turi atsirasti gebėjimas išreikšti tą pyktį. Turi atsirasti suvokimas, kad kitas žmogus yra čia tam, kad yra dėl to, kad mane myli ir aš galiu visiškai pasitikėti aplinka. Man nereikia tavęs ėsti, tave pulti, tave badyti, tave draskyti. Aš galiu tau pasakyti, aš jaučiuosi su ši ir aš nežinau, ką daryti. Man nepatiko tai, kaip tu pasielgiai, ką pasakėjai, ką darom. Ar ne? Nes kai esi santykėje, kuriame žinai, kad kitas yra pasiruošęs išklausyti ir atrasti bendrą kelią ir kad galbūt kažkokie susikirtimai labai greitai išsispręs, visai kitokia savijauta yra ryšyje. Ėdimasis atsiranda tada, kai nei vienas nenori girdėti. Kada nei vienas nenori girdėti vienas kito? Tada, kai nėra ryšio. Kodėl tada mes kartu? Koks patarimas moteriškai energijai arba tai kitai energijai, kuri laukia teisingumo? Keturi skeptrai ir 6 skeptrai. Jūsų pergalė yra garantuota. Jums nieko nereikia daryti. Viskas bus gerai. Sąjunga, kurią jūs manifestuojat, tai bus jūsų. Finišas, kurį jūs manifestuojat, tai bus jūsų. Pergalės, kurių jūs norite, tai bus jūsų. Kad ir kokia tai situacija yra, viskas, ką jums reikia daryti, išlaikyti aukštą vibraciją. Jo, taurių riteris ateina. Taurių karalius. Wow. Netikėta. Netikėta, nežinau, ką daugiau čia. Toj šitą orakulą paimsim. Kažkaip nesitikėjau tokios įtampos. Man atrodo, kai kurie iš jūsų net tai gali būti tai, kad jūs esat kitoj tilto pusėje ir jūs nežinot, kas vyksta šitoj pusėje ir kažkas už jūs kovoja, kažkas kovoja už jūsų vardą, kažkas kovoja už savo laimę galbūt, kuri rišasi su jūsų vardu ateityje, ar ne? Gali būti, kad jūs kovojat už tai ir galbūt jums reikia pastovėti už kažką, nenuleisti rankų, nesakyti, kad okei, tai manęs galbūt tiesiogiai neliečia ir pasitraukti tik dėl to, kad aš bijau, ką kiti pasakys, ar ne, nebijoti kalbėti tiesą už kitą žmogų. Jeigu kalba eina apie paskalas ir tai, kad yra teršiamas kažkieno vardas išgalvotai, tik todėl, kad kažkas bijo, pavyzdžiui,
to, kad moteris yra šarminga ir graži. Kažkas turi kažkokias projekcijas ir nenori matyti jos kaip tiesiog gero, doro žmogaus. Kad ir kas tai bebūtų, kai jūs klausote apie kažkokią problemą iš kitų žmonių, įsitikinkit, ar jūs negirdit iš problemos apie problemą. Kas yra svarbu čia? Kas yra svarbu? Sukurkit misiją savo dūšiai. Jo, tuoj pasakysiu. Pasirinkite, kuo jūs tampate. Wow, kokios kryžkelės. Tu esi mūza. Jo, kažkas kovoja už kažką, kad tai, ar tai bebūtų už asmeninę laimę, ar tai būtų už kito vardą, ar tai būtų už kažką. Kažkas renkasi misiją, kažkas renkasi šviesų kelią, kažkas priima pasirinkimą, kurioje pusėje stovi. Ir šitų pasirinkimų vedlys yra kitas žmogus. Mūza. Kažkas padeda kažkam eiti per karą. Ar tai būtų namūdiška, kasdieniška situacija, ar tai būtų kažkas didesnio, ar tai būtų kažkas, nežinau, žmogaus gyvenime globalaus. Kažkas imasi sprendimo. Aš labai džiaugiuosi. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga, tikiuosi, kad gavot kažką iš to, gavot įkvėpimą. Keliaujam prie darbų. Ramybės, balanso ir iki greito. Ate.